Šiandien pristatau paveikslą Lava. Jis skirtas moteriai. Moteriai, kuri kaip uola viską atlaiko. Kuri metais iš metų kraunasi viską ant savo pečių. Kuri viską daro labai gerai ir kas kartą stengiasi daryti vis geriau. Tai paveikslas stipriai moteriai. Pažvelk į jį. Viena dalis jo tamsi, tvirta, o gerai įsižiūrėjus, tu pamatysi savęs pačios atspindį. Pamatysi karštį, jėgą, energiją, tai žėrinčius kristalus. Tai yra tavo talentai. Jų čia yra tik keli, o kiek jų yra pas tave? Atsimink tai, ką esi pamiršus. Žiūrėdama į šį pasaulį ieškok savęs. Ieškok to, kas esi tu. Tu nesi pareigos, rolės. Tu nesi tai, ką kiti pasakoja apie tave. Žinok, kad dažnai, ką žmonės sako tau, yra ne apie tave. Tai yra apie juos. Veikiausiai tavo aplinkoje yra netgi sėkmės atveju vienas arba du žmonės, kuriems iš tikrųjų rūpi tu. Daugumai iš aplinkos jie rūpi patys savo ir tu atlieki jiems kažkokią reikalingą funkciją. Deja, tai yra tiesa ir toks yra šitas gyvenimas. Aš taip norėčiau, kad tu atrastum drąsos pripažinti, kad tu esi tiesiog vertybė vien dėl to, kad esi šioje žemėje. Kad tu nesi gera dėl to, ką tu darai. Kad tu nesi verta čia būti dėl to, kokią funkciją atlieki. Kiek vaikų tau pavyko pagimdyti, paauginti ar praauginti. Kokią karjerą pavyko pasiekti, kiek universitetų pavyko pabaigti. Norėčiau, kad tu išdrįstum pasakyti savo, kad aš pati esu vertybė vien dėl to, kad egzistuoju šioje žemėje. Ir to tau niekas kitas neprivalo sakyti. Nelauk patvirtinimo iš šalies, kad tu esi tinkama, gera, verta. Pasakyk tai savo pačiai ir panaudok savo stiprybę ne begaliniam pareigų ir aš privalau vykdymui. Nustok būti moteris kalnas. Tau to nereikia. Kitiem tai yra patogu, kitiem tai yra gera. Kitiem lengva šalia tavęs, nes tu padarai viską, negalvodama apie save. Ar jie vertina tai, kad tu neišsimiegi, kad tu nesilsi, kad tu nekreipi dėmesio, kada tau reikia sustoti, kada laikas nueiti pas gydytoją, kada laikas nueiti pas kosmetologą arba į sporto salę. Jie vertina tai, dėkoja tau už tai kiekvieną vakarą. Ačiū mama, ačiū mano mylimoji, kad užsiknisus esi visą dieną tik dėl mūsų. Nes jeigu netgi ir dėkoja, tai turėtų po to būti, žinai, tau laikas eiti pailsėti. Ačiū, mes esame savarankiški žmonės. Mes žinom, kur yra parduotuvė, mes žinom, kur yra šaldytuvas ir mes pasidarysim viską patys. Tau nereikia savo galvos pamesti dėl mūsų. Bet spėju, kad taip nėra. Ir spėju, kad tu savo stiprybę naudoji tam, kad būtum vis kietesnių kalnų kasdieną. Panaudok tą savo stiprybę tam, kad pasakytum, aš esu verta čia būti. Aš esu verta tiesiog su tuo, kad gimiau šioje žemėje, šiame kūne. Ir leisk savo karščiui, savo lavai veržtis iš tavęs. Nes kadangi tu esi labai stipri, iš tavęs gyvenimas reikalaus, kad tu taptum pačia savimi. Kadangi tu esi labai stipri, tavęs gyvenimas nusivilios pasiūlymų išvykti su draugėmis pailsėti. Nes sakysi, ne, aš negaliu.
Pas mane tiek ir tiek vaikų, tiek ir tiek gyvūnų, tiek ir tiek užsiėmimų, veiklų, projektų, įsipareigojimų. Tu neišeisi į teatrą viena, nes tu labai mėgsti teatrą, o niekas iš tavo aplinkos nemėgsta. Tavęs gražiuoju privilioti į save beveik nėra galimybių. O aš tikiu, kad šis gyvenimas yra tikrai labai mylintis, labai galingas ir turintis begalinius resursus. Ir jisai tave, kaip jam labai svarbu komponentą, nes jeigu tu jau esi šioje žemėje, tu esi labai svarbi, aš tai žinau, nesvarbu, kad tu to nežinai, jisai visus resursus dės tam, kad pirmiausia tu pasiduotum. Tau visko kraus tiek, kol tu nebepaneši ir pati sulūši tam su viltimi, kad ta lava išsiverš iš tavęs. Žinau, kad tai gali skambėti labai nemaloniai. Žinau, kad tau gali atrodyti, kad tai, kas vyksta su tavimi kasdien, yra neteisinga. Tu taip stengiasi, o kolegos ant tavęs užkrauna visus nemalonius darbus ir tu esi tokia gera, kad tu net nepasakai, ne, tai ne mano atsakomybės. Tu taip stengiasi, tu kas rytą su meile keli savo vaikus, jie tau sako, dink iš mano kambario, aš tingiu. Tu taip stengiasi, gamini vyrų vakarienę, jis net nepaskambina, kai užtrunka darbė ir negrįžta. Ir tu sėdi su savo gražiai iškepta antim vien dėl to, kad jisai ją mėgsta. Tu gal net mėsos nevalgai. Ir tu galvoji, kodėl mane taip spaudžia gyvenimas, kodėl kiekvieną kartą, kai aš vis labiau stengiuosi. Aš gaunu vis daugiau skausmo, o jis, žinok, ten ir juda. Jis nori tave priversti per skausmą, susprogti, kad pasiųstum visus toli ir sakytum, žinokit, negalima taip. Aš esu gyva, aš turiu savo poreikius ir aš turiu teisę čia būti, aš nesu jūsų aptarnaujantis personalas. Todėl prašau tavęs, nelauk to momento. Kuo stipresnė esi, tuo tave labiau traiškis, nes, kaip ir sakiau, geruoju su tavim neišeina. Mano būdas, mano kvietimas tau. Pažvelk šį paveikslą. Jis toks gražus, jis toks stiprus, jis apie tave. Nusipirk jį kaip dovaną sau. Ne dėl to, kad dėl to būsi geresnė mama, ne dėl to, kad dėl to būsi geresnė žmona. Tai dar ta pati apgaulė, kaip sakoma, pirmiausia užsidėkite deguonies kaukę sau, o tik paskui vaikui. Na, iš serijos pirmiausia turit padėti sau, kad galėtumėte būti dar geresnė mama savo vaikui. Čia yra apgaulė. Čia tiesiog bando vėl tokį žmogų per tokį kabliuką pasakyti, kad, žinai, truputį save atgaivink, kad nebūtum visiškai nudvėsusi. Ir toliau rūpinkis visais. Toliau varyk, pirmyn. Ir tada, kai vėl jausi, kad beveik nebegali, nueik pas psichologą, nueik pas kirpėją, truputėlį pasišnekėk su draugėmis, išgerk šampaniuko ir tada vėl varyk, nes viskas yra gerai. Kol tu visus aptarnauji, viskas yra gerai. Ne. Įsigyk šį paveikslą tam, kad jo reikia tau. Lai būna tai tavo prisipažinimas savo, kad aš savo esu svarbi. O po to, kaip su juo dirbti, aš tau viską papasakosiu. Tik mano vienintelis prašymas. Kiekvienos, kuri žiūrė šitą įrašą. Kiekvienos. Prisileisti savo mintį, kad aš esu svarbus, vien dėl to, kad esu šioje žemėje.